Rinkdamiesi medžiagą baldams, žinoma, pirmiausiai atsižvelgiame į aplinkos, kurioje baldas bus eksploatuojamas interjerą, į kūrybinę viziją, idėją bei pageidaujamos medžiagos rūšį. Tai yra, ar pageidaujame odinių baldų ar audinių vilktų baldų. Renkantis baldinį audinį, reikėtų atkreipti dėmesį į keletą techninių charakteristikų. Visų pirma, tai yra audinio sudėtis, kada audinys gali būti sintetinis, poliesteris, nailonas ar akrilas, arba natūralūs audiniai, kurie yra medvilniniai, lininiai, vilnoniai. Kita svarbi savybė yra Martindale testas, tai yra audinio atsparumas ciklais, kada namams ir butams skirti audiniai turėtų turėti nuo 15 iki 25 tūkstančių Martindale ciklų. Jeigu tai yra visuomeninės paskirties baldas viešbučiam, restoranam, kaviniam, tada audinys turėtų turėti bent jau 40 tūkstančių ciklų. Dar viena svarbi audinio savybė yra pilingo testas arba kitaip vadinama burbuliavimosi testu. Kai audinys visiškai nesiburbuliuoja, jis yra įvertinamas 5 balais. Atsparumo pumpuravimuisi rezultatai, lyginant su pradiniu audinio pavyzdžiu, vizualiai įvertinami balais nuo 1 iki 5, kur vertinimas vienetų reiškia, kad audinys yra linkęs pumpuruotis. Dvejetų įvairaus dydžio pūkeliai susidaro daugelėje audinio vietų. 3 pūkeliai susidaro vidutiniškai, 4 nežymus pūkelių susidarimas ir 5 pūkeliai nesusidaro. Visuomeninio naudojimo baldams rekomenduotina pumpuravimosi testo reikšmė yra nuo 4 iki 5. Privataus naudojimo baldams rekomendacijų nėra, tačiau jei nenorite pūkelių nuolat valyti, rinkitės atsparų pumpuravimuisi audinį. Svarbi audinio savybė yra atsparumas šviesai. Visiškai neblunkantis audiniai turėtų būti įvertinti 8 balais. Šio bandymo rezultatai yra vertinami balais nuo 1 iki 8, kur 1 reiškia, jog audinys visiškai neatsparus blukimui, o įvertinimas 8 reiškia, kad audinys visiškai nublunka. Renkantis audinį, pagal jo atsparumą blukimui, reikėtų atkreipti dėmesį, kokioje aplinkoje baldas bus eksploatuojamas. Tai yra, jei baldas bus naudojamas vidaus patalpose, visiškai pakanka 4-5 balų įvertinimo blukimui. Tačiau jei baldas stovės stiklinėje oranžerijoje ar lauke, reikėtų rinktis nuo 5 iki 8 balų atsparumą blukimui atitinkantį audinį. Pasirinkus baldinį audinį, atkreipkite dėmesį, kaip jis yra valomas. Vieni gali būti skalbiami tam tikroje temperatūroje, kitiems yra skirtas cheminis sausas valymas. Natūralumą vertinantis klientai, rinkdamiesi medžiagą baldams, vietoj audinio dažnai pasirenka natūralią odą. Oda yra keletos rūšių, tai visiškai natūrali oda, kuri yra nei kiek nekoreguota, jos paviršius yra natūralus, kuriame matosi vabzdžių įkandimai, natūralios žymės. Toliau yra truputį koreguota oda, kurios paviršius yra padengtas nedideliu sluoksniu apsauginiu, ir visiškai koreguota oda, kurios paviršius yra užspaustas dirbtinai ir siekiant uždengti odos nelygumus arba defektus. Taip pat gali būti ir dirbtinis antspaudas, gali būti užspaustas krokodilo, gyvatės ar kitoks dirbtinis raštas. Natūrali oda paprastai yra žemiškų spalvų, pilkos, rudos spalvos. Kitos koreguotos odos gali būti įvairiausių spalvų. Natūrali oda yra gyvas ir ilgaamžis produktas, kuris tinkamai bei reguliariai prižiūrimas, naudojant specialias odos priežiūros priemonės, tarnaus nepaprastai ilgai. Ieškantiems originalių sprendimų baldams gali būti naudojama karvės kailis arba natūralūs avies ir ėriuko kailiai. Kalbant apie audinius, naudojamus lauko sąlygomis, o ypač naudojamus po atviru dangumi, be abejo, svarbus yra ir jo atsparumas drėgmei. Jei audinys nuolat bus veikiamas drėgmės bei lietaus, vertėtų rinktis specialiai impregnuotus ir vandeniui nelaidžius audinius, kad audinys ne tik neperšlaptų, bet ir nesupelytų. Lauko baldams yra skirti specialūs audiniai, kurie yra atsparūs tiesioginiams saulės spinduliams ir ultravioletiniams spinduliams, o taip pat yra specialiai impregnuoti nuo lietaus ir drėgmės.
Neretai visuomeninės paskirties baldams yra parenkama dirbtinė oda, kuri yra atspari aplinkos poveikiui, todėl gali būti naudojama tiek viduje, tiek lauke. Taip pat turi geresnės dėvėjimosi charakteristikas. Ar žinote, kad audiniai yra testuojami dėl jų atsparumo ugniai, tai yra užsiliepsnojimui? Tai ypač svarbi audinio savybė, renkantis audinius visuomeninės paskirties baldams. Yra dar begalė baldinio audinio testavimo būdų, tokių kaip atsparumas tempimui, plėšimui, trinimui, prakaitui, skalbimui, siūlės tvirtumui ir taip toliau. Tačiau tiek baldų gamintojai, tiek vartotojai didžiausią dėmesį skiria audinio atsparumui trinčiai, blukimui, drėgmei bei degumui. Kaip ir drabužių ar grožio srityje, taip ir interjero, o tuo pačiu ir baldų gamybos srityje egzistuoja besikeičiančios baldinių audinių raštų bei spalvų mados tendencijos. Kaip ir drabužių ar grožio srityje, taip ir interjeruose, baldų gamybos srityje dominuoja baldinių audinių mados. Tai yra ir skirtingos spalvos, ir skirtingos tekstūros. Pavyzdžiui, Pantone, tarptautinė korporacija, įvardė 2 madingiausias spalvas, tai būtų pastelinės, romantiškos spalvos, viena iš jų rožinė, kaip rožinis kvarcas, kita žydra, kaip žydras dangus. Elegantiškai bei stilingai atrodo pagaminti baldai su rožinės ir žydros spalvos deriniais, kartu derinami su neutralios spalvos atspalviais. Tai yra rusva, pilkšva, baltos spalvos, netgi galima derinti ir su juoda spalva. Šiuo metu interjerai vis dažniau pasipuošia tamsaus atspalvio tonais. Madingos ir populiarios yra tamsiai žalios spalvos, tamsiai pilkos spalvos, indigo mėlyna spalva, juodos spalvos deriniai. Seniai išpopuliarėjęs skandinaviškas stilius yra vis dar labai madingas. Skandinaviškos stiliaus spalvos tai yra balta ir kreminės spalvos. 2016 metais vyrauja ne tik skirtingos spalvos, tačiau ir skirtingos tekstūros. Madingi tiek matiniai, tiek blizgus paviršiai, veliūras, 3D paviršius efektą turintis audiniai, sendinto tipo audiniai, natūralūs audiniai. Raštuotų audinių srityje vis dar populiarumo viršūnė yra klasikiniai audiniai, kurie dažniausiai yra derinami su vienspalviais audiniais. Tačiau pro dizainerių akis neprasprūsta ir tokie raštai vadinami skalipadantis momentai. Štai Afrikos gyvūnų odą imituojantis audiniai nėra tokie jau populiarūs, visgi žmonės daugiau tuomet pasirenka natūralius produktus, natūralų karvės kailį, natūralų avies kailį ir iš šių odų pagaminti baldai atrodo išties įspūdingai. Mažose erdvėse geriausia pasirinkti šviesių tonų atspalvius, nebent jūs norite matyti kažkokius ryškesnius akcentus, tai gali būti kėdutė ar foteliukas, ar tai pagalvėlė. Tuomet prie tų švelnių šviesių tonų mes pasirinkam ryškesnius atspalvius. O kalbant apie didelės erdvės, pasirinkimas yra daug įvairesnis ir platesnis. Čia galimi ir pasteliniai, ir šviesus atspalviai, tačiau labai gražiai atrodys ir baldai su ryškiais tonais, pasirinkant įvairesnius raštus, didesnius raštus. Smulkesniems baldams visgi rekomenduojame pasirinkti smulkesnių tekstūrų audinius. Jeigu tai yra piešinys, jis turėtų būti smulkus, o galbūt netgi geriausia pasirinkti vienspalvį. Tai yra pinto audinio arba veliūro audinio. Jeigu tai yra masyvus baldas, ant šių baldų labai gražiai atrodo ir dideli piešiniai. Dažnai pasirinkdami gobelenus žmonės suklysta pasirinkdami itin ryškės spalvas. Kad šito neatsitiktų, geriausia pas ryškės spalvas panaudoti dekoratyviniams elementams, pagalvėlėms, kurios laiku einant jūs galėtumėt pakeisti kitos spalvos medžiagom. Jeigu visgi apsisprendžiate, kad norite pasilikti baldą tą, kurį turėjote ir pakeisti kitą medžiagą, ateinant, renkantis medžiagą, geriausia ateiti su pačia nuotrauka ar netgi pasiimti tą patį pavyzdėlį, parsinešti namo ir žiūrėti, kaip bendroje erdvėje jums tas audinys žiūrisi.
Vėlgi renkantis natūralią odą baldui, reikėtų vertinti, koks tai baldas yra. Jeigu tai yra masyvus, su didelėm detalėm baldas, visgi gal geriau pasirinkti odą, kuri yra šiek tiek standesnė. Jeigu renkamės plonesnę odą, reikėtų visgi pabrėžti, kad reikalinga daugiau įsiuvų, kad ta oda nesiraukšlėtų. Visgi tai yra natūralus produktas ir jis yra elastingas. Šiuo metu rinkoje esanti didelė įvairovė audinių ir baldinių medžiagų leis kiekvienam susikurti unikalų interjerą.